Iš tikrųjų, žaliosios statybos tai pirmiausia siejasi su pastatų energetiniu efektyvumu. Ir jeigu mes laikysimės nuostatų žalios statybos, tai pirmiausia turėsime energetiškai efektyvus namus. Ir gyventojai gyvenantys tokiuose namuose pirmiausia pajaus pagal tai, kiek yra reikia mokėti už šildymą. Taip pat sumažės ir mokesčiai už vandenį. Žaliasis pastatas tai yra plati savoka, kurioje suvokiama energetika ir žmogaus gyvenimo kokybė. Žmogaus gyvenimo kokybė irgi susiveda iš įvairių dedamųjų, tokių kaip, pavyzdžiui, ar yra gerai prie šio pastato išvystytas visuomeninis transportas, ar yra socialinė infrastruktūra. Visai eilė kriterijų, jeigu juos įvykdyti, tai tuomet turėtume žaliosius pastatus ir čia gaunasi energetinis efektyvumas ir tiesiog kita gyvenimo kokybė žymiai aukštesniam lygiai. Ir tai susiveda ir į periodą, kada yra priežiūra pastato vykdoma, tai yra ilgam gyvenimo cikle, tai yra, kad pavyzdžiui, ir atliekų rūšiavimas, ir atliekų perdirbimas. Tai yra daug kriterijų, kuriuos įvertinus mes matome tada, kad, sakykime, jeigu rūšiuojam atliekas, tai mums reikia mažiau mokėti už atliekų šalinimą, nes išrūšiuotas atliekos tampa žaliavomis antrinėmis, žaliavas antrinės jas galima parduoti, perdirbti. Žalieji pastatai tai yra kitoks požiūris į gyvenimą ir tas požiūris turi didelę perspektyvą, nes tai, ką mes darėme anksčiau, praeitais dešimtmečiais ar netgi šimtmečiais, mes tiesiog labai mažai dėmesio skirime, kiek mūsų veikla, statybos, kokie jie poveikį turi visai aplinkai ir žmogaus gyvenimo kokybei. Dabar atsiranda naujas požiūris ir mes norime, kad statybos būtų ekologiškos, kad jos būtų draugiškos aplinkai ir tas statybas, kurios atitinka visą eilę šitų kriterijų ir vadinamos žaliosiomis statybomis. O su kokia pozicija gyventojų tenka susidurti? Ar tenka išgirsti, kad vis tiek kaina, kaip visi gąsdina labiausiai, tai tiesiog kokia pozicija dominuoja? Iš tikrųjų, kol kas gyventojai žiūri pakankamai atsargiai. Jiems tai dar nėra labai aišku ir žinoma, bet mes darome pirmosius žingsnius ir labai matome, kaip greitai keičiasi gyventojų, pavyzdžiui, požiūris. Ir galiu kaip pavyzdį pasakyti, mes pastatėme pirmą A klasės daugiabutį, tai yra labai aukšto energetinio efektyvumo daugiabutis. Dabar sekantį žingsnį padarėme tai, kad ant to pastato pastatėme saulės jėgainę. Ir jau saulės jėgainė gamina pirmosius elektros kilovatus pagamino ir šitą elektros energiją pagaminta saulės jėgainės bus parduodama, o pajamos atiteks tai bendruomeniai, to namo gyventojams. Tai iš pradžių galiu pasakyti, kad gyventojai nelabai tikėjo, kad toks projektas gali vykti. Galvoja, gal čia koks nors marketinginis triukas, kad čia vis tiek kažkurioje tai vietoje būsim apgauti. Bet dabar, kai viskas vyksta pagal tuos planus, kuriuos mes dėstėme, iš tikrųjų keičiasi gyventojų požiūris, jie yra daugiau pozityvūs. Jie pradeda tikėti, kad tos žalių namų idėjos jos yra gyvybingos, tai nėra tik tai orinės idėjos ar ant popieriaus kažkur tai sudėtos. Ir iš tikrųjų visiems gyventojams yra žymiai maloniau gyventi tokiam name, kuriame iš tikrųjų kuris sunaudoja labai mažai energijos, be to, kad namas pats pasigamina energiją ir tas pagaminta energija kompensuos žiemą sunaudojama šiluminę energiją. Tai žmonės iš tikrųjų pradeda jausti ne tik tai pasitenkinimą ekonominę prasme, kada jiems jų išlaidos mažėja namo priežiūrai, bet ir moralinę prasme. Aš manau, kad daugeliu iš jų yra iš tikrųjų malonu gyventi tokiam name ir tai tuo jie turi galimybę ir džiaugtis ir didžiuotis. Labai dėkui.